Kai pasimsi savo perdangą, atliksi required reinforcement su šitu, ar ne? Pasidarai skaičiavimą. Tada pasižymi šitą perdangą, būtinai pažymi. Nes dabar skaičiuosi vieną perdangą ir tik provided reinforcement. Ir spaudė šitą ikoną. Provided reinforcement of RC elements. Ok. Tada užkrauna šitos perdangos langą skaičiavimo, ar ne? Čia rodo armatūras. Pasitikrini va šitus 3 mygtukus. Ar čia viskas taip, kaip reikia, kad būtų. Šitą ir šitą. Tada gali paleisti skaičiavimą, armavimą šitos armatūros. Paleidi skaičiavimą šitos perdangos. Ok. Ir dabar jisai pasiūlo armavimo variantus. Tai yra, va čia matome, kad variantai, va, nuo lengviausio iki sunkiausio. Ir tas armatūrų išdėstymas, va taip jo siūlomas, yra 4 liuktukas, čia kas 17 va šitoj zonai. Čia matosi nupieštas tas strypas ir violetinis rodiklis nuo čia iki čia kažkur tai viršuje matosi. Čia gali prisizumint, žiūrėti per visą ilgį, žodžiu, jeigu trukdo šitie visokie skaičiai, nu tai tiesiog reikėtų šitus išsijungti, kurie trukdo, pasilikti, tarkim, tik reikšmės, ar ne. Ok, čia skaičiavimą padaryti, tai tu gali dabar pasirinkti tą variantą, kur yra armavimas, peržiūrėti su jo siūloma armatūra. Čia gali dar peržiūrėdamas įjungti, kiek padengia armatūros, taip sakant, ir kiek perdengia. Bet jeigu nori paskaičiuoti pagal savo, gali ne šitą variantą rinktis, o rankinį būdą, manual pasirinki, tada čia, tarkim, išsitrini, pažymi tiesiog, spaudi delete, užeini ant čia ir tada įvedi kontrą, tarkim, per 2 taškus, ar ne, P1, P2, toks tas kontras atsiranda čia, pasirinki, koks tai yra diametras, tarkim, 14, pasirinki, koks žingsnis. O čia rodo, kiek jam trūksta, netrūksta tas armatūros. Tai čia atitinkamai, o tada matysis tos zonas, su minuso ženklu, kur trūksta tos armatūros. Tai mes galime, taip sakant, susivesti visą armatūrą, kokią turime iš dokumentacijos. Ir tada paskui įsijungę šitą variantą matysime, kiek ta projekto armatūra nepadengia to, ką rodo skaičiavimai. Ir viskas.